tikrai džiaugiuosi, kad galiu matyti jūs ir kad galiu girdėti jūs besidžiaugiančius, bešlovinančius viešpatį. Ir iškart noriu pasidalinti to, kad labai gerai antrai sakyti, kalbėti. Pirmas dalykas dėl to, kad jau dabar žinau, kad jau reikia būtinai pasakyti savo liudijimą, kad po to leistų melstis Rūta. Ir po to, kad gali pasinaudoti šiek tiek to, ką Benas sakė. Taigi, ir pradėsiu nuo savo liudijimo, todėl, kad iš tikrųjų labai gerai iliustruoja ir primena tai, ką kalbėjo Benas. Iš tikrųjų, aš pati atsiverčiau, sakykime, turbūt 20 metų, tai 20 metų turėjau. Ir tikrai, kai atradau Dievą, man kažkaip nekilo tas B pašaukimas. Aš tik tai kažkaip visą laiką galvojau apie tą A, nes kaip čia su tuo Dievu gyventi, kaip čia tą gyvenimą keisti reikia, tiesiog ir taip jau rūpi. Tai, ką ten dar galvosi, kokią formą tas gyvenimas, bet žodžiu, tik stengiasi pabandyti, kaip čia Dievo žodį reikia dar išmokti skaityti, čia sako bažnyčiai, kad čia reikia tai daryti, po to ten reikia melstis ir taip toliau. Tai aš pamažu mokiausi gyventi krikščioniškai ir atrasti, kaip tas gyvenimas tikėjimu, kol tikrai atėjo tas momentas, kai aš paprasčiausiai supratau, jog man reikia sutvirtinimo sakramento, jog aš tiesiog jo neturiu. Tiesiog negavau, nes kai 13 metų buvau vedę, tai nemokėjau tikėjimo išpažinimo, gėda man. Tai va, ir taigi 21 aš pasiruošiau, priėjau sutvirtinimo sakramento ir nuo tada prasidėjo kažkokie keisti dalykai, nes kažkaip prasidėjo tokios mintys keistos, kad maždaug, o gal vienuolynas, žinot, pasirodo, čia kaip pasakyti, kaip ir Benas sakė, kad iš tikrųjų aš manyčiau, kad reikėtų rūpintis ir tuo A, labai daug rūpintis ir tada truputėlį priimti tą B. Nes kadangi aš nežinojau, tai man buvo tas toks labai ryškus paveikslėlis, kaip jis sakė, čia B buvo, ne? Tai tos paveikslėlis buvo labai toksai ryškus ir aiškus, nes kitaip negali būti, tik tai šeima ir viskas. Absoliučiai kitaip negali būti. Kitų paveikslų nėra. Taigi, kai Dievas labai atsargiai, labai pamažu pradėjo man sakyti širdį, o gal vienuolynas, aš tai, nesąmonė, grina nesąmonė. Bet Dievas vis toliau kalbino. Ir aš manau, kad jisai kalbino būtent todėl, kad ir žmogus, aišku, silpnas, varganas, aš nežinojau šitos situacijos, kad čia labai gerai būtų galvoti apie pašaukimą į šventumą, pašaukimą į maldą, ką dar ten jisai sakė. Žodžiu, visus tos pašaukimus nieko nežinau, bet kažkaip vis tiek norėjau bent jau Dievo valią vykdyti. Tai ir todėl reikėjo jo biškį paklausyti ir klausyti, ką jisai sako. Taigi aš bandžiau įsiklausyti jį ir visą laiką jisai nedavė man ramybės. Net jeigu aš buvau visiškai, nusakau, man ten buvo, nežinau, kaip pasakyti, konkretus paveikslas užgožęs viską ir taip toliau. Bandžiau kažkaip tai atkakliai sakyti, ne, Dieve, nesąmonė, grina nesąmonė. Tačiau, negali neklausyti Dievo. Ir vis pamažu jisai tirpdė mano širdį, kol aš pamažu priėmiau, jog galiu būti net ir vienuolė. Bet pasirinkau pašaukimą. Ne tada, kai tas B pašaukimas, ne tas, kur ten mažai ten pasakyta apie, ne tada, kai jisai ištirpo tas paveikslas ir kai, prasme, ne tik, kad ištirpo, bet gerai, gali būti šalia šito paveikslėlio kitas gali būti maždaug. Gerai, tas tada. Ne, aš pasirinkau būti tik tai tada, kai
suvokiau, jog iš tikrųjų Dievui aš patiksiu, Dievas džiaugsis ir tada, jeigu aš pasirinksiu šeimos gyvenimą, ir tada, jeigu aš pasirinksiu vienuolinį gyvenimą. Aš svarsčiau tarp šitų dviejų pašaukimų, tų B plane, visą laiką B. Tada iš tikrųjų buvo sunkiau, nes kai žinai vieną, tai ir eini savo. Tai buvo sunkiau, nes aš supratau, kad o tai ką dabar man daryti, jeigu Dievui ir taip gerai, tai ką man čia dabar, tai kaip čia dabar rinktis. Ir klausiau dar vieno klausimo. O kur tu, Dieve, norėtum labiau mane matyti? Ir taip pamažu Dievas, nesakau, kad taip ėmė ir numetė ir parodė, ne, bet pamažu parodė, kad vis tik tai gal vis tik tai būnant pašaukime, būnant vienuolė, Dievas labai manim džiaugtųsi, tiesiog labiau džiaugtųsi. Tai dėl to ir pasirinkau. Ir kai pasakoju apie savo pašaukimą, pasakau, tai štai pasirinkau, suspėjau, kol Benas kalbėjo suskaičiuoti kiek metų, prieš 22 metus įstojau, nes aš irgi tokia, kur nespėjau, nesuskaičiuoju, bet prieš 22 metus įstojau. Ir dažniausiai baigiu savo liudijimą ir iki šiol esu laiminga. Bet pavadinimas yra apie rutiną, gerai, apie džiaugsmą. Ir tikrai, 20 metų atrodo, taip, aš tikrai laiminga, tikrai. Bet visko yra tame gyvenime. Ir kasdienybėje. Ir man ateina momentas, kai aš sakau, keltis ryte, ir vėl ta pati psalmė. Ir atrodo, užeina tokie momentai, ir užeina, ir kartais, tai ta malda, tai čia gal Dievas negirdi, visokių pagundų būna, aš vadinu tai pagundomis. Bet iš tikrųjų ateina tas gyvenime, atrodo visą laiką tas pats kartojasi, kas tai? Ar tai jau čia dabar jau pašaukimas išblėsiu? Ar tenai bevažiuojant su to bilietėliu iki 21 autobuso, kaip ten galinės stotelės atsibodo važiuoti? Gal ir ne. Bet tokie dalykai vyksta ir apie tai labai sunku kalbėti. Geriausia tai pasakyti, aleluja, viskas čia gerai mums, ar ne? Bet mus užklumpa tai. Ir tai užklumpa ne tam, kad mes galėtume ne tam, kad turėtume kažkaip tai nuo to pabėgti, arba į tai nekreipti dėmesio, bet tam, kad su tuo mokėtume gyventi. Ir iš tikrųjų, kas tai yra rutina, nes aš pasižiūrėjau, labiau už Beną, aš pasižiūrėjau į žodyną, ne tik tai į katalikų katekizmą. Gerai, bet žodžiu, prancūzų kalbos žodžio rutin, ta pirmoji pati reikšmė yra įgūdis, įprotis. Ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, mes kaip katalikai siekiam dorybių ir kas yra dorybė? Dorybė yra įgūdis daryti gerą. Yra gera rutina. Ir taigi, iš tikrųjų, mes kalbam ne apie tą palaimintą kasdienybę, kurioje kiekvieną rytą mes matom naujai patekančią saulę arba labai gražiai lyjantį lietų. Šiandien taip gražiai lyjo, taip šiltai. Ir arba ne apie kartotę, kurioje kartotė tai yra tas, irgi palaimintas pasikartojimas, per kurį mes išmokstam, per kurį gaunam tą įgūdį, arba per kurį vis iš naujo atsikartoja tie patys dalykai, bet vis kitoje šviesoje, arba net toje pačioje šviesoje, bet vis tiek įkvepia. Iš tikrųjų, jeigu žiūrim, nes labai dažnai rutina vis tiek skamba mums taip negatyviai, ne? Ir šiuo atveju, jeigu jau čia reikia taip pat nepasiduoti tai rutinai, tai kalbam apie drungnumą, apie tai, ką pasmerkė Jėzus. Ir vienuoliai tai vadino jį
ne visai tiksliai atitinka, bet maždaug, bet aš manyčiau, kad apie tai labiausiai ir kalbam, kai kalbam apie tą tikinčiojo rutiną, tai yra Akedijos demonas. Nes čia jau pagrindinis autorius išvystęs tą mintį yra Evagrijus iš Ponto, gyvenęs 5 amžiuje dykumoje. Ir jisai vadina demonų tas blogasias mintis, kurios įsiskverbia ir netgi mes dabar bažnyčioje iš to išauginom ydų sampratą, žodžiu, iš to kyla ydos. Ir ką jisai rašo, pažiūrėkim, gal čia mums tiks Evagrijus. Akedijos demonas, kuris dar vadinamas vidudienio, kai karšta, įsivaizduokit karštą vidudienį, popietę tokia, yra pats sunkiausias tarp visų demonų. Vienuolį arba žmogų įmeta į neapykantą vietai ir gyvenimo būdui, rankų darbui ir minčiai, kad tarp brolių sumenko tarpusavio meilė ir kad nebėra, kas jį paguostų. Ir jei kas šiomis dienomis nuliūdino vienuolį, ar kitą žmogų, tai demonas prideda, kad tai išauktų į neapykantą. Po to jį nuveda į kitų vietų troškimą, kad ten būtų lengviau galbūt gauti visko ten kokioje Airijoje, ko reikia, ir dirbti lengvesnį bei pelningesnį darbą gal. Po to prie šių minčių prideda dar prisiminimus apie tėvus bei buvusį gyvenimo būdą, kažkas, kas buvo praeitį, ir nupiešia visą ateities ilgą ir sunkų gyvenimą. Gal net ir šitam amžiui mums tinka šitas, ne? Iš tikrųjų, popiežiaus Pranciškus enciklika Evangelijai Gaudium, jisai, popiežius Pranciškus sako, kai kurių krikščionių gyvenimas primena gavėnią be Velykų. Tai kartais mums taip atsitinka, ar ne? Ir čia pat popiežius Pranciškus sako, nėra šventumo liūdesyje. Nėra šventumo liūdesyje. Ir iš tikrųjų, aš sakyčiau, visada gyvenime atsiranda priežasčių liūdėti, murmėti. Visada kažkas ne taip, iški sušlapau batus per tą lietų, kažkas tai ten užkrito, visą laiką kažkas netinka. Ypač mes vis sakom apie save lietuvius taip negatyviai ir ne, visą laiką reikia murmėti ant kažko, jeigu nebus ant kažko surasim. Tai tam yra laiko, tam yra visada priežasčių mums žmonėms. Aš sakyčiau, gal labiausiai ir tokiu būdu, jeigu pasiduodam tom priežastim, prasideda aš tokį naujadarą, nepykite, kas ten kalbininkai, abejingėti pradedam. Nes abejingumas, jisai toks man labiau statiškas, o tai reiškia, kad jeigu aš šiek tiek pasiduodu tam, tokiam drungnumui, abejingumui, tokiam, tai pradedu, nesustoju, tik truputėlį abejinga, visada ritamės žemyn, nėra statiškos būsenos mūsų vidinėme gyvenime, taigi abejingėjame, jeigu pasiduodame. Ir pasirodo, kad iš tikrųjų, jeigu mes ne tik tai, kad po vieną pasiduodam, bet tikrai skaudu pripažinti, aš nuoširdžiai pripažįstu, kad aš kaip vienuolė, dėja bendrų, kaip čia pasakyti, pasaulio vienuolių šeimos dalis, turiu pripažinti, kad labai, labai daug tarp vienuolių, aš nežinau, pasauliečiai turbūt yra entuziastingesni, bet tarp vienuolių labai daug tokio liūdnumo, tokio abejingėjimo. Ir turbūt ne dėl to, ir ne veltui, popiežius, čia jūs turėt lankstinukuose, tai popiežiaus Pranciškaus laišką pašvęstiesiems, bet dar yra 2 dokumentai skirti pašvęstiesiems pašvęstųjų gyvenimo metų proga. Aš jais dabar vis dalinsiu su jumis, kad net ir jūs žinosit, kas ten parašyti. Aišku, visada prieinama, galima pasiskaityti. Taigi, bet įdomiausia, jų pavadinimai yra tokie. Džiaukitės ir patyrinėkite. Pavadinimai skatinantis iš to išeiti.
skatinantis judėti, eiti, džiaugtis. Iš tikrųjų, pradžiugite, aš vadinčiau tą pavadinimas pirmas. Taigi, ir būtent pradedu, įpusėjau, nuo popiežiaus Pranciškaus klausimų mums kiekvienam. Ar taip sakant, patogiai įsitaisiau savo krikščioniškame gyvenime, savo pasaulietiškame, vienuolinėme gyvenime, taip pat ir bendruomeniai? Ar priešingai, išsaugojau nerimą dėl Dievo, dėl jo žodžio, kuris mane veda iš savęs link kitų? Ar turiu širdį, kuri trokšta kažko didžio, ar širdį apsunkusią nuo daiktų? Ar mano širdis išsaugojo ieškojimo nerimą, ar leidau ją uždusinti daiktams, nuo kurių galiausiai jie atrofuosis? Čia popiežius Pranciškaus klausimai. Dar vienas klausimas. Ar uolumas mus graužia, kaip Elija, kuris sugebėjo išbėgti į dykumą ir po to slėptis ir ieškoti bent vieno mažučio tokio debesėlio, kur galima turėti vilties, ne? Ar uolumas mus graužia? Ir raginama būtent, pavyzdžiui, tame dokumente patyrinėkite, niekada nepraraskite užsidegimo eiti pasaulio keliais, suvokdami, jog keliauti, eiti, kad ir netvirtu žingsniu, kad ir šlubčiojant, yra geriau negu stovėti vietoje, užsisklendus savo problemose ar savo užtikrintame saugume. Mums keliaujant atsiveria naujos sienos, naujos tikrovės, kitokios kultūros, kitokie poreikiai, periferijos. Mus bažnyčia kviečia į kelionę. Mus kviečia atsistoti ir eiti. Galite ir išeiti, bet gal palaukite. Bet galite ir išeiti. Jeigu jaučiat, kad jūs dabar kviečia Dievas išeiti, galite išeiti. Gerai, bet čia iš tikrųjų bažnyčia kviečia širdimi atsistoti, atsibusti. Aišku, ką čia jums kalbėti, jūs atvažiavote atsinaujinimo dieną, tai reiškia, kad kiekvienas, tas, kuris esame atsinaujinimo dieno, jau norim atsinaujinti, jau norim atsibusti. Net jeigu tai būtų labai sunku. Ir ką daryti? Kas gali padėti man pabėgti iš to arba priimti tą kasdienybės eigą ir priimti tą, kaip sakiau, gerų darbų rutiną, ne, dorybių augimą. Bet kaip man išgyventi tą momentą, kai aš, kaip iš to iškeliauti, nes tikrai dažniausiai atsirandam, tik tai, bent jau aš taip, kai jau ruošiuosi eiti iš pažinties, padarau sąžinės sąskaitą, ir tik tai tada pradedu suprast, kad oi, kokia aš abejinga. Arba kaip čia, kodėl man atrodo, kad Dievas su manim nekalba, kodėl to ryšio nėra. Čia dažniausiai ir pamatai, kad iš tikrųjų jau patekai į tą drungnumą, vadinčiau, labiau negu rutiną. Ir kas gali padėti? Viešpats. Tik tai, aš manau, kad ir vėl sako iš dokumento džiaukitės. Pasaulyje dažnai išgyvenamas džiaugsmo deficitas. Mes esame pašaukti ne atlikti epinius gestus ar ištarti didingai skambančius žodžius, bet liudyti džiaugsmą kylantį iš suvokimo, kad esame mylimi, iš tikėjimo, kad esame išganyti. Susitikimas su Viešpačiu mus išjudina, verčia išeiti iš sukimosi aplink save. Čia popiežiaus Pranciškaus žodžiai. Čia ne mano, tiesiog. Ir taip pat Evangelijai Gaudium irgi popiežiaus Pranciškaus. Džiaugsmas visada gimsta ir nuolat atgimsta su Jėzumi Kristumi. Štai kas gali padėti. Ne. Džiaugsmas kylantis iš susitikimo su Jėzumi Kristumi.
iš to įkvėpimo, iš to suvokimo, kad esam išganyti. Ir kad esam iš to tikėjimo. Ir iš tos patirties, kad esam mylimi. Ir iš tikrųjų, man tai kartais kyla tas klausimas, tai kaip čia, aš suprantu, taip, jeigu aš džiaugiuosi, tai man labai padeda. Jeigu aš persijimu to džiaugsmu, labai padeda išeiti iš to abejingumo, ne iš to sustingimo, to laikino sustingimo, bet vis tiek tas džiaugsmas padeda. Bet tai kaip dabar užsikurti tą džiaugsmą? Čia ką dabar juoktis čia man garsiai, tai kas iš to? Anekdotų klausytis, nežinau, ar padės. Kaip tai padaryti? Dirbtinai to nepadarysi. Ir iš tikrųjų, netgi pasakyčiau, manęs dar niekada džiaugsmų neuždegė dirbtinai besišypsantis žmogus. Kažkaip tai, kaip tik tai pasižiūri keistai, tai, gerai, jeigu tu nori specialiai pasišypsoti. Iš tikrųjų, tai džiaugsmas, kuriam ragina bažnyčia, nėra paprastas juokų mėtymas ar anekdotai. Bet mūsų vienuolijos įkūrėjas Šventasis Benediktas, gyvenęs 6 amžiuje, jisai nekenčia nei murmėjimo, kuris, kaip jau matom, yra vaisius to drungnumo, nei, ir tai yra taip pat tos akedijos ryškiausiai išraiška murmėjimas, bet jisai nemėgsta ir tuščių, ir kitus skaudinančių juokų. Jisai nekenčia, nes jis neleidžia juoktis vienuoliams, bet kaip? Ironiškai, sarkastiškai. Nes tai yra tik tai žaidimas kito, ne tas džiaugsmas, apie kurį kalbam, kuris gali mums padėti. Ir ką Benediktas sako, koksai, pavadinkim, jo reguloje parašytoje vienuoliams, koks yra tas priešnuodis, pavadinkim. Jisai sako, klausyk, įsiklausimas ir svarumas arba gelmė. Štai toks džiaugsmas, įsiklausantis džiaugsmas ir svarus džiaugsmas, kylantis iš malonės gelmių džiaugsmas, jisai gali užsidegti tikrai bet kada. Tik tai reikia mūsų trupinėlio valios pastangų prisiminti. Ir man tai, pavyzdžiui, padeda, nežinau kaip jums, bet man padeda dėkojimas ir nuostaba. Jeigu reikia, tas valios trupinėlis, kas yra, dėkoti viešpačiui. O dėkoti Dievui visada yra už ką. Visada yra. Nežinau, kaip galima nerasti, už ką Dievui dėkoti. Taigi, dėkojimas ir nustebti. Nustebti Dievo darbais. Ir dažniausiai tai gaunasi iš eilės. Dėkoji, bet dėkodamus nustembi ir tada apima džiaugsmas. Ir džiaugsmas eina visada kartu su šlovinimu. Galbūt tas šlovinimas tai nebūtinai giedojimas. Tai yra širdies nuostata, būsena, sakyčiau, šlovinimas yra. Ir jisai yra lygiai su džiaugsmu. Galbūt netgi kartais seka džiaugsmą kaip Jėzus. Pradžiugo šventąja dvasia ir pasakė, aš šlovinu tave, Tėve. Ir iš tikrųjų, manau, jeigu, kai pavyzdžiui, man, sakysim, labiausiai, kas padeda nepatekti, neįsisukti tą rutiną, tai šlovinimo būsena arba nuostata. Tai, kad visada, kiekvienu žingsniu, nuolat šlovini viešpatį, viskuo, skausmu, kančia, netektim, nežinau, viskuo, kas tik yra, šlovini viešpatį. Ir tai labiausiai padeda nepatekti, o išeiti padeda džiaugsmas. Ir aš tik tai galiu pasidalinti, kas man, pavyzdžiui, padeda kasdienybėje, tai aš čia prisigaudžiu irgi iš tokių konferencijų, čia kaip klausai, o ką jeigu rimtai ryte atsibudus nusišypsoti. Va šiaip, viešpačiui nusišypsoti. Labai taip paprasta, juokinga. Bet kaip sunku, nežinau, ar kas bandėt, kaip sunku ryte tik prasibundi ir nusišypsot, oi, žandai nejuda. Bet iš tikrųjų tai labai padeda.
iš tikrųjų pamatai dieną kita spalva. Va, ir po to kitas pabaigoj visai neseniai girdėjau irgi, taip galvoju, o ką jeigu pabandyt, tai jūs turbūt visi taip darot, bet man tai buvo kažkaip aš tokia pavėlaus turbūt. Man pabandyt vakare, kai apžvelgi dieną, rasti kiekvieną vakarą, apžvelgiant dieną, rasti mažiausiai 3 dalykus, už kuriuos galiu padėkoti Dievui. Tiesiog padėkoti Dievui. Ne visada lengva. Žiūrint už ką, kaip ir dėkosi, ne, ir gali dėkoti ir už kančią, ir už skausmą. Ir kai esi viešpatyje, kai esi susitikęs gyvai viešpatį, tikrai ir už kančią, ir už skausmą įmanoma dėkoti. O juo labiau už visą tai apskritai ką duoda. Taigi va šitą pabandžiau, labai patiko man. Ir dar vienas dalykas, kas man labai padeda ir kur aš kartais realistams atrodau kvailai, tai galit realistai, kurie jaučiatės realistais, neklausyt, bet man tai tikrai, būtent tada, sakyčiau po to, kai, kaip čia pavadinti, gavau šventosios dvasios krikštą, taip įvardinta dabar tai pagal teologiją. Žodžiu, kai prisipildžiau šventąją dvasią, kai atradau tokį aktyvų, gyvą santykį su viešpačiu, aš pradėjau žiūrėti kitaip. Aš kažkaip anksčiau kito laiko buvau labai pikta ir kažkaip visada žiūrėdavau, kas čia bus blogai po to, iš to viso. Tai aš buvau realistė. Nereiškia, jau čia, gerai, dabar biškį lyja, o jau kai išeisim, tai jau kai lis, tai jau, ir vėl bus blogai. Tai būdavo. Bet sakau, po to, kai dvasia tikrai stipriai mane palietė, aš pamačiau kitom akim, nes tą patį dalyką visada galima matyti iš kelių pusių. Ir dabar kažkaip nesigėdiju sakyti, kad aš iš kiekvienam tikrai džiaugiuosi, kad galiu būti optimistė ir kiekvieną dalyką matyti ir stengtis matyti iš tos gerosios pusės. Taip, sesė susilaužė koją, nukrito susilaužė koją. Ačiū Dievui, pasimels už alfa savaitgalį ir pavyko ir labai pasisekė alfa savaitgalis. Taigi, ta prasme, arba kad ir man kažkas tai nesiseka, bet kažką galima surasti gero. O ypač, kai yra, sunkiausia tai būna, kai yra labai daug kokia nors neišsprendžiama problema, kur atrodo padėtis be išeities, sako žmonės. Žinot, kas man padeda? Man padeda pasakymas, kad padėtis be išeities visada turi daugiau nei 3 išeitis. Ir iš tikrųjų turi. Tik tai reikia truputėlį pažiūrėti iš kitos pusės. Ir nepasiduoti realizmui, tokiam griežtam realizmui, kuris sako, kad ne, čia nieko neišeis, čia nieko nebus. Bus, yra. Viešpats mūsų didžiausias optimistas. Kodėl? Todėl, kad mus sukūrė tikrai optimistiškai, tikėdamasis, kad mes būsim jam ištikimi. Bet jisai yra atsiuntė išganymą, ne? Taigi, aš tikrai džiaugiuosi, kad mes visi esam tokie optimistai, nes šiandien atvykom, tai reiškia pasižiūrėjom, lyja, nepasakėm, bet pasakėm, atsinaujinimo diena, einam. Ir atvykom. Ir, žodžiu, reiškia, visi esam optimistai, jokių problemų. Bet iš tikrųjų, džiaugsmas, tas, kuris padeda gyventi, matyti kitaip pasaulį, šviesiai. Taip kaip aš vis žiūrėjau šiandien kryžius, atrodo, kryžius vis tiek neša tą svorį, tą gilų svorį, bet prie jo tokios gražios gėlės, kurios iš karto duoda žaismingumo. Tai taip kažkaip nėra plikas kryžius, yra papuoštas kryžius. Ir taip mūsų džiaugsmas gali papuošti mūsų gyvenimo kryžius. Bet esmė yra ta, kad džiaugsmas yra pasirinkimas.
aš renkuosi džiaugtis. Arba renkuosi nesidžiaugti. Laisva valia. Taigi, pasakyčiau, kad džiaugsmas kyla iš viena, kaip čia pasakyti, gali kilti iš atpirkimo patirties, iš to dėkojimo, iš tai, kad mane atpirko, mane sukūrė, man Dievas rodo meilę. Jis mane myli. Va. Ir tai ir tikrai, aš kažkaip kartais pagalvoju, kasdien einu į mišias. Ir juk kiekvieną kartą mišiose aš girdžiu tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga. Visur ir visada tau dėkoti. Šventasis Viešpatie, visagali Dieve, amžinasis Tėve, per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Ir toliau eina prie facijos toliau. Bet visą tai, kiekvieną kartą mes mišiose dėkojam. Ir visada tai yra ne šiaip savo žodžiai, tai žodžiai, kurie uždega džiaugsmu. Ir dar, kaip aš sakau, kodėl tuo džiaugsmu uždega tie žodžiai. Todėl, kad mes turime asmeninę Dievo patirtį. Jeigu nesi susitikęs Dievo, o tai galima padaryti, Dievas, aš tai visada sakau, kad Dievas laukia to momento, kai tik tai žmogaus širdis truputėlį taip prasivers ir jis tik puola greitai ją, jeigu tik įmanoma, aišku. Ir kiek pataiko, tai jau kiek telpa, tai jau tiek užpildo. Bet žinot, jeigu mažai prasivėrus, tai mažai ir užpildo. Bet jeigu labai prasivėrus, tai gali, kaip užpildyti. Kaip sakė Benas, 150%. Va. Ir dar, sakyčiau, ta džiaugsmo gelmė, jinai yra čia, asmeniniam susitikime. Ir būtent ten, kur nebūtinai yra šokinėti, juokauti, šypsotis, džiaugsmas nebūtinai, aišku, dažnai išsireiškia šypseną, bet ne visada. Kartais tas džiaugsmas yra daug giliau. Džiaugsmas Viešpačiu, tas džiaugsmas jo žvilgsniu, jo veido šviesa, jo malonė. Tai yra ta gelmė, kurią susitinkame labai giliai širdyje. Bet tai yra nuostabu, nes ten Dievas yra. Tai liudija, kad ten Dievas yra. Ir dar vienas dalykas, dar džiaugsmas kyla, dar ir iš, čia jau taip sako popiežius Pranciškus, džiaugsmas kyla iš dovanojamo susitikimo. Arba dar sako toliau, tas vienas iš dokumentų džiaukitės, tas, kur vadinasi džiaukitės, meilės nerimas visada skatina eiti link kito, nelaukiant, kad kitas parodytų, jog jam to reikia. Esame pašaukti nešti visiems Dievo, kuris tarsi motina švelniai pasilenkia prie mūsų apkabinimą. Džiaugsmas kyla ir iš susitikimo. Ir jau Benas kalbėjo apie tą pašaukimą, kada tas džiaugsmas kyla, kai susitinki, kai pašauki ir sakai, koks džiaugsmas, nesusitikau kažką. Ir tą susitikimą vėl, džiaugsmas kils labiau tada, ne kai pas mane kažkas ateis, bet kai aš padovanosiu. Nežinau, ar esat bandę padovanoti susitikimą tam, kuris nenori su jumis susitikti. O, toksai stiprus, ne džiaugsmas. Nelabai. Bet tai yra artimo meilės dovana. Ir jeigu Dievas tenai tame santykyje veikia, tai yra džiaugsmas. Ir džiaugsmas yra ne dėl to, kad ten kažkam nepatinka, ne mano susitikimas ar dar kažkas. Džiaugsmas yra dėl to, kad aš perlipu save. Ir taip pat yra vien dėl to, kad aš dovanoju. Dovanojimo džiaugsmas. Ir iš tikrųjų, net jeigu tas kitas nenori, iš tikrųjų širdyje mes kiekvienas norim, kad mus kažkas sutiktų, kad mus kažkas pakalbintų. Mes kiekvienas norim dėmesio. Ir tai yra labai paprasta, labai normalu ir galim jį dovanoti. Ir galim, kaip sako tas dokumentas, džiaukitės, dovanoti Dievo apkabinimą kitam. Taigi, džiaugsmas
jisai yra ne, kaip čia pasakyti, ne taip, kad nukrintantis iš dangaus. Taip, džiaugsmas gali būti ir kaip Dievo dovana, specialus, ypatingas džiaugsmas tada, kai gauni kaip ypatingą Dievo dovaną, tą džiaugsmą. Bet džiaugsmas yra ir tada, kai pats pasirenki džiaugtis. Ir tas pasirinkimas, jisai padeda išeiti iš tų nuobodybės situacijų, iš abejingėjimų, iš drungnumo, iš tos akedijos. Ir džiaugsmas, kaip aš sakau, kyla iš dėkojimo, iš gyvenimo šlovinimo, iš asmeninio artumo su Dievu ir iš artumo su kitu, iš ėjimo link kito. Ir dokumente patyrinėkite, rašoma, bažnyčia ragina mus iš naujo atrasti išpažinimo, šlovinimų, tikėjimų ir gyvenimų vienovę. Ir aš tikrai linkiu, kad kiekvienas mes iš naujo atrastume tą įkarštį gyventi dėl Dievo. tą įkarštį, kurį per popiežių Pranciškų mes girdim nuolat ir matom. Ir tą įkarštį, kurį dar prieš popiežių Pranciškų toli gražu Jėzus sakė, ar ne? Ir Jėzus skatino ir sakė, nerimstu, kol ta ugnis manyje, kol tai neišsipildys. Ir tas įkarštis, su kuriuo aš visada kažkaip įsivaizduoju, kad Dievas, o galbūt taip yra, kad Dievas kiekvieną rytą su nauju džiaugsmu sukuria pasaulį. Kadangi virš laiko viskas, tai galima įsivaizduoti, kad mes nepajuntam to laiko, bet jisai, kaip tas mažas vaikas, jeigu kas tikrai esat patyrę, vaikas, kuris pradeda žaisti, jam kažkas patiko, jisai kartoja. Ir taip jau suaugęs, jau taip, jau gal baigiam, kartoja. Jau pavargau vaikelį, kartojam, dar. Taip Dievas visą laiką kartoja iš naujo sukuria gražų dangų, iš naujo sukuria nuostabią saulę, iš naujo sukuria šiltą lietų pagirdantį žemę, iš naujo kiekvieną iš mūsų sukuria. Ir netgi mumyse šlovinimo giesmę iš naujo sukuria kiekvieną rytą. Kaip dabar to patikėti? Raudų knygoje rašoma, ištikimoji Viešpaties meilė niekada neišsenka. Gailestingumo jam niekada nepristinga. Kas rytą jie nauji. Kas rytą Viešpaties meilė mums nauja. Kas rytą jo gailestingumas mums naujas. Štai kas yra džiaugsmo šaltinis. Kas rytą galim dėkoti Dievui už tai, kad jisai mus atpirko savo kryžiumi, savo krauju ir prisikėlė. Ir kas rytą galim iš naujo prisikelti kartu su Viešpačiu Jėzumi ir vėl iš naujo bandyti šlovinti taip, kaip mums išeina. Šlubuodami, kaip sakė vienas ten iš dokumentų, kad ir šlubuodami, vis tiek galim eiti prieki. Taigi linkiu ir savo, ir mums visiems, kad mes galėtume būti, visada galėtume leisti savo dėkoti, nustebti, džiaugtis ir šlovinti nuostabiais Viešpaties darbais viename ir kiekviename iš mūsų ir šalia esančiame. Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, numiręs ir prisikėlęs, kad mes turėtume gyvenimą. Priimk mūsų džiaugsmą čia ir dabar. Mūsų padėką už tavo išganymą. Ir suteik mums naujo džiaugsmo malonę.
kad galėtume eiti ir skelbti kitiems džiaugsmo naujieną. Viešpatie, šventoji dvasia, mes prašome tavo malonės, kad dabar įdiegtum į mūsų širdis tą džiaugsmo dovaną, kad dabar mus pripildytum dėkingumu, begaliniu dėkingumu tavo meiliai, už tavo meilę, už tavo beribę meilę išlieta mums. Šventoji dvasia, prašau, kad dabar mumise sustiprintum nuostabą kiekvienu Dievo darbu. Šventoji dvasia, dabar prašau, kad ypač tiems, kuriems yra sunku, kurie tikrai jaučiasi neša kryžių, kad tai liktų našta, bet ji būtų lengva. Nes tu, Jėzau Kristau, neši tą naštą už mus. Ir dėl to verta džiaugtis, ir dėl to verta dėkoti. Dėkojame tau, Viešpatie Jėzau Kristau, dėkojame ir šloviname tave. Nes tu mus išganei, nes tu mus myli be ribų, be kraštų. Šlovė tau, švenčiausioji trejybė, priėmusi mus į savo gyvenimą. Ateik, būk, pripildyk, gyvenk mumise, suteik džiaugsmo ir mokyk mus nuolat atminti tavo didžius darbus. Amen.